Žinai, kas būna, kai tu supranti, kai tu ten patiri galbūt, kad vat, jau čia galima kažkaip atsipalaiduoti jausmuose, kad galima lengviau, laisviau, paprasčiau jaustis ir matai, kad šalia tavęs esantis žmogus juos užgniaužia. Tai daugeliui tiesiog įsijungia noras pataisyti artimą, nu tipo aš jam padėsiu, maždaug čia iš geros širdies. Bet jeigu tu pastebi, kad kai neklauso tavo patarimų, tau kyla pyktis ir nepasitenkinimas ir tu jau pradedi kitam aiškint, kaip jis turi jaustis, kaip jis turi reaguoti ir ką daryti, tai sveikas atvykęs į savo paties išdidumą ir aroganciją. Ir tai yra signalas didžiausias tau tada, kad ne kitam reikia aiškinti, kaip atsipalaiduoti, o apsisukti ir pasižiūrėti, o ką aš iš tikrųjų jaučiu, kodėl man baisu, ko aš bijau ir kas man skauda, kai kitas, mano manimu, užspaudžia savo jausmus.